Sveiki, esu gydytoja dermatologė Paulina. Šiandieną kalbėsime apie plaukų slinkimą. Labai dažna problema, bet ne visada žinome, kodėl taip vyksta. Pakalbėsime apie plaukų gyvavimo ciklą, kodėl plaukai slenka, kas yra telogeninis plaukų slinkimas ir atsakysiu į klausimą, kodėl kai kuriems plaukai niekada neužauga ilgi. Pavyzdžiui, sustoja ties pečiais. Plaukų gyvenimo ciklas susidaro iš 3 fazių. Pirmoji augimo fazė vadinama anageno fazė. Nuo 85 iki 90% plaukų būtent ir yra šioje fazėje ir tai trunka nuo 2 iki 7 metų. Plaukai auga maždaug po 1 cm per mėnesį. Ketageno fazė, pereinamoji fazė, nuo 1 iki 5% plaukų ir tai trunka nuo 2 iki 3 savaičių. Plaukas atsiskiria nuo folikulo. Ramybės fazė, telogeno fazė, nuo 10 iki 15% plaukų. Tai trunka nuo 3 iki 4 mėnesių ir galiausiai jis iškrenta ir prasideda naujas ciklas. Paprasčiau sakant, anageno fazė yra kaip pavasaris ir vasara. Tai yra aktyvus augimas. Ketagenas – ruduo, lapai po truputį pradeda kristi. Telogenas – žiema. Ilsisi, bet taip pat po žeme jau kalasi naujas daigelis, naujas plaukas. Todėl normalu, kad per dieną mes prarandam nuo 100 iki 200 plaukų ir tai yra tiesiog normali ciklo dalis. Yra išskiriamos randinės ir nerandinės alopecijos. Randinės tai yra tokios plaukų ligos, kai folikulai pažeidžiami visam laikui. Plaukai neatauga, nes ten susiformuoja randas. Nerandinės, kuomet folikulai lieka gyvi, todėl plaukai atauga. Tai galėtų būti židininė alopecija, androgeninė alopecija ar tas pats telogeninis plaukų slinkimas. Kasgi tas telogeninis plaukų slinkimas? Tai būklė, kai daug daugiau plaukų neįprastai pereina į telogeno fazę. Vietoj nuo 10 iki 15% esančių plaukų telogeno fazėje jų padaugėja net iki 30-50%. Tai kokia pasekmė? Staigus plaukų slinkimas, plaukai slenka kuokštais, dažniausiai tai yra laikina būklė, nes plaukai atauga. Priežastis galėtų būti genetika, hormonai, nėštumas, gimdymas, menopauzės pradžia, skydliaukės ligos, sveikatos sutrikimai kaip anemija, lėtinės ligos, stresas, traumos, operacijos taip pat gali daryti įtaką. Vaistai kaip antidepresantai, antikoaguliantai ar sisteminiai retinoidai taip pat gali veikti plaukų augimo ciklus. Infekcijos. Kuomet buvo COVID laikotarpis, buvo pastebėta, kad prasirgus COVID po 3-4 mėnesių atsiranda telogeninis plaukų slinkimas. Netinkama mityba, staigus svorio kritimas taip pat gali prisidėti prie plaukų slinkimo. Telogeninio plaukų slinkimo klinika atrodo taip. Staigus plaukų slinkimas. Dažniausiai prasideda po 2-3 mėnesių nuo streso, ligos, numetus daug svorio, visos tos priežastys jau aptartos prieš tai. Daugeliu atveju plaukai atauga maždaug per 6-9 mėnesius. Tai vis tiek kelia stresą. Kokia diagnostika? Tai pradžioje yra aptariama su pacientu, kas įvyko prieš tos 2-3 mėnesius. Atliekama trichoskopija, vertinami plaukai, ar yra randėjimas ar ne, kokių plaukų mes matome daugiausia. Galima atlikti papildomus tyrimus iš kraujo, vitaminą D, B12, skydliaukės hormonus ar kitus tyrimus. Gydymas dažniausiai apima tai, kad mes pašalinam priežastį, kuris sukėlė plaukų slinkimą. Mityba, skydliaukės ligos, sumažintam stresą. Taip pat galim ir prisidėti papildais, jeigu yra nustatytas kažkoks trūkumas. Vietinės priemonės, kaip serumai turintis kofeino, niacinamido ar rozmarino aliejaus, taip pat gali duoti teigiamą efektą. Procedūros, kaip LED terapija su raudona šviesa, mezoterapija, PRP, PRF gali paskatinti greitesnį plaukų ataugimą. Na ir kodėl kai kuriems plaukai neauga ilgi? Plauko ilgį apribojo anageno fazės trukmė. Vienam žmogui anagenas trunka 7 metus ir plaukai užauga iki juosmens, o kitam gali trukti tik 2 metus. Dėl to plaukai niekada neperaugs pečių. Kaip ir minėjau, plaukas auga maždaug po 1 cm per mėnesį, greičiausiai auga azijiečiams, tai per 2 metus mes galime užauginti vos 25 cm. Tai daugiausia apsprendžiama genetikos, bet įtakos turi ir sveikata, jūsų mityba, plaukų priežiūra. Kartais atrodo, kad plaukai neauga, bet jie iš tiesų nulūžta dėl silpnumo ar pažeidimo. Tai paprasčiau plauko augimo fazę galima palyginti su augalų vegetacijos periodu. Jei vasara trunka ilgai, medis išauga aukštas. Jei trumpa vasara, medis niekada neužaugs toks didelis, nes greičiau ateina žiema. Taip pat ir su plaukais. Vieni turi ilgą augimo fazę, o kiti trumpesnę. Taigi telogeninis plaukų slinkimas viena dažniausių nerandinių alopecijų, kuri dažniausiai laikina ir išgydoma.
O plaukų ilgis priklauso ne nuo priemonių žadamų stebuklų, o nuo jūsų plaukų augimo ciklo, sveikatos, mitybos ir kitų veiksnių. Svarbiausia - kantrybė, tinkama priežiūra ir rūpinimasis savo sveikata. Jei tau slenka plaukai ir planuoji vizitą pas trichologą, pasidaryk bendrą kraujo tyrimą - geležies, feritino, vitamino D, vitamino B12, folio rūgšties, cinko, vario ir skydliaukės hormonus. Jei yra įtarimų dėl hormonų disbalansų, pavyzdžiui, vargina nereguliarios menstruacijos, spuogai ar plaukų augimas kitose vietose, verta pridėti ir lytinių hormonų tyrimus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo sekančiose video.